Sveiki visi, Rolandas iš Pajūrio. Šiandien pasitengsiu trumpai. Nu ką, naujas metas, nauja pradžia, naujos pradžios. Saulelė šviečia, fantastika. Kaip sakant, bėgsiu, tuoj varysiu į lauką, reikia pratesti neužbaigtus reikalus, neužbaigtus darbus ir siena šiltinama, tinkuojama. Tai va, kada baigsiu, rezultatą tikrai nufilmuosiu, įkelsiu, parodysiu. Manau, tiek jums bus įdomu, tiek ir man bus įdomu, kaip jums, sakykime, patiko jūsų vertinimas. Tai va, noriu šiandien pasidalinti tokią humoristinę situaciją. Pas mus čia kaimo tipo gyvenvietė ir, būna, tai viens kaimynas šunį paleid, pasiganyti, kaip sakant, retsykiais. Bet, žinoma, nedideli tie šunys. Ir vienas kaimynas turi jau nusenęs tą šuo, nepiktybinis nieko, bet tikrai, kol mes buvom neužsitvėrę tvoros, tikrai nervuodavo, kad eidavo, šikdavo visur, kur nepriklauso. Ir ką, mes tvorą užsitvėrėm, ir turiu kaimyną kitą. O tas kaimynas, kai yra mašina, vis tiek, žiūrėk, tai ten paliekti reikia, tai tos vartus visgi, tai neuždaro, kiek ten trunki, 10-15 minučių, žiūrėk, ar pusvalandis vėl reikia grįžti, ir tos vartus palieka. Tai ne vienas iki jis jau pyko, sako, kito kaimyno šuo, atein, sako, ant krūmo myža, krūmas, iš tikrųjų, krūmas ruduoja, ir šika. Prikrauna krūvas, po to žolę reikia pjauti, visą kitą, koks malonumas. Ir jis ten su to šuniu pykstasi ir viską, ir ten pagina, tikrai nėra užgavęs, bet jau vienu žodžiu pagina visą kitą. Ir vienas įk, žiūriu, tie kaimyno vartai atdarė ir grinai iš jo teritorijos, mašinos nėra, kaip supratau, išvažiavęs buvo matyti. Mašinos nėra ir iš jo teritorijos išeina tas pats sukriošęs, kaip sakant, senas šuva. Bet aš pirmas į gyvenime mačiau, kad šuo, suprantu, šuo šunim, bet antiek davolnas, antiek devintam dangui, kad jis ten kaimynui prišiko, kai jis net ristele taip čik, nosį pakėlęs, toks davolnas, išėjo ir ristelę iš to kiemo išvarė. Aš viską esu matęs, bet kad šuo būtų toks patenkintas, prišikęs svetimam kieme, dar gyvenime nebuvau matęs, žinokit. Anekdotas grynas, sakau, daug šunų esu matęs, kaip sakant, su draugavęs vaikystės, tai kiekvien šuo būdavo draugelis, bet kad taip, pirmas įk mačiau, jokiausi, tiesiog raičiaus, papasakau kaimynas dar daugiau užsiniaukė. Sakau, gal galėjau nepasakoti, kad neužtraukti pykčio ant to šuns. Tai va, tokia anekdotinė situacija. Ir ką, o iš savo pusės, kas man įdomu, tebūnie, aš nieko nesakau, mano informacija, mano įrašai nėra lengvai virškinami. Tai yra, kaip kondensatas, koncentratas ir tai dar su įvairiausių, kaip sakant, potekstam. Tai va. Ir per visą tą laiką, kiek jau dabar, virš metų, jau netoli 1,5 metų klausyk bus, kai pradėjau daryti įrašus ir kiek klausiau žmonių, ko jūs norit, kad būtumėt laimingi, ko reikia, kad būtumėt laimingi, ką jūs darot, kad gyvenimas pasikeistų, ar jūs norite keistis. Ir viskas, kas tokio, tikrai klausiau ir vieną, ir antrą, ir trečią sykį bandžiau į taip aiškinti, kad užeit ant temos ar kažką. Žinokit, praktiškai taip jokio nesulaukiau atsakymo.
tas dalykas, man tai tiesiog įdomu, ko aš noriu. Aš noriu, kad žmonės būtų laimingi. Tai yra, kelių yra begalybė. Reikia tik tais nuo to kuolo, nuo tos masmedijos, kaip čia pavadinti, pasaulinės, nuo tos adatos atitrūkti ir apsižiūrėti aplinkui. Čia, gal palyginimas geriau, kad visur duris uždarytos, supranti, bet nedašyla, kad galima iš kampo galvą ištraukti ir pasižiūrėti pro langą, ar iššokti pro langą galų gale. Tai čia esmė, kad kiek klausiau, nei jokio atsakymo neradau. Reiškia ką? Reiškia visi savo buityje, savo kambarėlyje, kaip ten komfortiniai zonai, visi yra tokie patenkinti, kad laimingi nepasakysiu, bet visi yra patenkinti, užtenka. Ko reikia svarbiausia? Ką paliko jums sistema? Tai yra pavalgyti, kad užtektų, kad iš bado nemirtumėt, kad būtų kur pagyventi, pernakvoti. Ir nežinau, kaip sakant, malonumui kažką skirti, taip pavadinkim, nes tas dalykas yra iš tikrųjų platesnė prasme. Tai ir viskas. O visa kita, ką žmonės pamiršot, kad kas esat. Taigi, iš jūsų, jei patiko, patiktukai, nikštukai, rašykit komentarą, aišku, motyvuotą. Yra klausimas, rašykit. Vardų nei vieno neminiu, nebent sutiktumėt ten, nežinau, dalyvauti bendroji diskusija ar ką, jau kitas dalykas. O taip tikrai stengiuosi neminėti, nei ten užrašų, nei pavardžių, galų gali niekam neįdomu. Esmė yra informacija. Tai dalinkitės. Informacija turi tekėti. Patiko mintis, dalinkitės. Patiko kažkas, dalinkitės. Nebūtina minėti mane, nes kad nepalaikytų jūsų kokiais nors ten kvailais ar kaip Danielius šizofrenikais, supranti. Patiko mintis, dalinkitės, klauskite, žiūrėkite, gamta. Kada paskutinį sykį sakykite, buvote gamtoj, leiskite užduoti tokį siaubingai sudėtingą klausimą. Aišku, dauguma nieko nesakau, kas mėgsta grybauti, buvo grybauti ir tai yra fantastika. O aš toj čiuošiu prie darbų irgi lauke. Tai pareikit, pasisemkime dar tos nuostabios saulės. Dar visgi šildo puikiai, energijos duoda sočiai, kiek tik norit. Taigi, tam kartui tiek, iki.